Gegužės 6 spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienos išvakarėse į Kelmės krašto muziejų bičiulius, kolegas, herojus sukvietė laikraščio Kelmiškiams darbuotojai. Laikraščio redaktorius Nerijus Šarauskas sakė, jog pirmą kartą mes švenčiame tokią mini, nedidukę šventę. Tai laikraščio Kelmiškiams 3 metų gimtadienį. Prieš 3 metus mintis leisti rajone 3 laikraštį kilo visai atsitiktinai. Tačiau šiandien to nesigailim, o džiaugiamės. 3 metai laikraščio gyvavėme, kaip ir 3 metų vaikui. Pats smalsumas, domėjimasis, ieškojimas naujovių, atradimai. Šventę kartu su laikraščio Kelmiškiams redaktoriumi Nerijumi Šarausku vedusi solistė Diana Tiškovaitė, primindama, jog gegužės 7 minėsime spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną, linkėjo, jog ši diena kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primintų tautos brandumą. Tad ir visos šventės metu iš Kelmės meno mokyklos dainininkų lūpų skambėjo graži lietuviška daina. Renginyje padėkota visiems buvusiems laikraščio darbuotojams, pagalbininkams, suteikiantiems laikraščių informaciją. Taip pat už nuoširdumą, už pagarbą kaimo žmogui, padėka įteikta laikraščio Kelmiškiams darbuotojai, kurią bendradarbiai pelnytai vadina kaimo reikalų komisare Onutei Petravičienei. Su gimimo diena, su spaudos ir kalbos diena, laikraščio Kelmiškiams darbuotojus sveikino valdžios atstovai, bičiuliai, herojai, pagalbininkai ir skaitytojai.